Norėdami užsakyti paslaugą, ties norimą paslaugą spustelkite užsakyti. Kaip matote, šiai paslaugai būtina e-pristatymo dėžutė, tad jos neturint, kad užsakyti paslaugą, reikia ją susikurti. Spustelkite nuorodą į puslapį, kuriame galite susikurti e-pristatymo dėžutę. Atsidariusiame puslapyje pasirinkite prisijungti per elektroninius valdžios vartus. Atsidariusiame e-paslaugų puslapyje pasirinkite prisijungimo būdą. Spauskite patvirtinti. Vėl būsite nukreipti į e-pristatymas.post.lt puslapį. Spauskite prisijungti prie e-dėžutės. Jei norite, patikslinkite duomenis. Perskaitę elektroninės dėžutės sutartį, pažymėkite, kad sutinkate su sutarties sąlygomis ir taisyklėmis ir spauskite sukurti e-dėžutę. Jūsų elektroninė dėžutė tapo aktyvuota. Į elektroninę pristatymo dėžutę jums bus atsiųsti laiškai, kai institucijos darbuotojas patvirtins arba atmes jūsų paslaugą bei pateiks patikslinimo užduotį. Dabar jau galite užsakyti paslaugą. Paspaudę paslaugos pilną aprašą, matysite, ar ji mokama, taip pat kontaktinė informacija dėl paslaugos užsakymo pildymo, paslaugos aprašymą ir kitą informaciją. Laukai, pažymėti raudoną žvaigždute, yra privalomi. Iš pradžių pasirinkite paslaugą, leidimo išdavimą, pratęsimą, pakeitimą ar kitą. Šiuo atveju renkuosi išdavimo. Tada leidimo tipą. Jei teikite prašymą už save, rinkitės asmuo pats už save. Spauskite tęsti. Pereisite į antrą formos žingsnį. Laukai, kurių negalėsite redaguoti, yra pilki. Taip pat yra laukų pildomų ir iš jūsų paskyros. Todėl, jei pilnai neužpildysite savo paskyros, gali tekti pildyti papildomą informaciją kiekvieną kartą, pildant naują formą. Šalia formos laukų yra pateikiamos kontekstinės pagalbos, mėlynos klaustukų piktogramos. Įveskite veiklos adresą. Pradėjus vesti miesto pirmas 3 raides, sistema pateiks sąrašą reikšmių, prasidedančių jūsų vedamomis raidėmis. Pasirinkite reikiamą miestą, taip pat gatvę, namą ir butą. Užpildykite kitus privalomus laukus. Laukuose, kuriuose reikia įkelti failus, turite pasirinkti failą iš turimų savo kompiuteryje. Jūs galite uždėti papildomą antraštę paspaudę ant geltonos piktogramos šalia pavadinimo. Atsiras papildomas langas siūlantis įvesti failo pavadinimą. Jums įvedus failo pavadinimą ir jį išsaugojus, pavadinimas bus rašomas virš jūsų įkelto failo. Spauskite tęsti. Užpildžius visus būtinus paslaugos duomenis, dar kartą pateikiama visa paslaugos informacija, kad galėtumėte pasitikrinti, ar tinkamai viską užpildėte. Jei norite pasirašyti vėliau, galite išsaugoti dalinai užpildytą formą kaip ruošinį. Paslaugos ruošinių sąraše ruošinys bus saugomas 30 dienų. Saugojimo terminui pasibaigus, ruošinys bus ištrintas iš ruošinių sąrašo. Peržiūrėti ruošinius galite spustelėję ant savo vardo ir pasirinkę paslaugų užsakymo ruošiniai. Paslaugų užsakymai gali būti 2 tipų – su elektroniniu parašu ir be. Jei užsakinėjate paslaugą, kuriai nėra reikalingas elektroninis pasirašymas, tuomet paslaugos užsakymas bus baigtus paspaudus užsakyti.
Jei užsakinėjate paslaugą, kuriai yra reikalingas elektroninis pasirašymas, tokiu atveju jums reikalinga asmens tapatybės kortelė, kortelėje turi būti galiojantys sertifikatai, taip pat reikia kortelių skaitytuvo. Taip pat, jei jums nepavyksta iškart pasirašyti elektroniniu parašu, tai užpildyta forma bus automatiškai išsaugoma kaip rašinys. Įdėkite tapatybės kortelę į kortelių skaitytuvą ir paspauskite pasirašyti ir užsakyti. Atsidariusiame lange jums bus pateikiama pasirašomų elementų pasirinkimas. Čia galite pamatyti visus failus, kuriuos įkėlėte į formą. Spauskite pasirašyti. Atsidariusiame lange įveskite PIN kodą ir paspauskite gerai. Spauskite pasirašyti. Po sėkmingai įvykdyto pasirašymo bus renkami duomenys iš registrų. Jūsų paslauga bus pateikta institucijai ir paslaugos suteikimo sprendimas bus priimtas per pateiktas prašymas pranešime nurodytą laiką.